diskusiją ir filmo rodymą remia Šiaurės ministrų darybos biuras Lietuvoje. Tai ačiū jiems už tai, kad galim šiandien žiūrėti įdomų filmą ir kalbėtis. Ir diskusiją šiandien noriu pradėti nuo Justo. Justai Facebooko burbulai Vilniuje ir aš vadinu Facebooko burbulį labai dažnai sakoma, kalbant apie skurdą, nu tai eikit, dirbkit, užsidirbkit, baigėsi komunizmas, jau gyvename nepriklausomai valstybei ir turim puikias galimybės ir tie, kurie neužsidirba, yra patys kalti ir nėra čia ko verta. Kur mikrofonas jūs? Ką jūs atsakytumėt? Turėjau tokį vadovą, kuris visą laiką sakydavo dream, believe, work hard, succeed. Toks tipinis American dream, way of life. Jeigu tikėsi, tu labai stengsis, labai daug dirbsi, tau tikrai pavyks. Taip, su tam tikra tikimybė, labai nedidelė tau pavyks, bet ignoruojamas faktas, kad tos tikimybės jos kinta, jos prieš 50 metų jos buvo vienokios. Mes matome šiame filme, kad senais laikais buvo lengviau patekti tą vidurinę klasę arba tą aukštesnę vidurinę klasę, bet kuo toliau, tuo kapitalo akumuliacija didėja, akumuliuojama mažiau rankų ir tos rankos vėlgi gauna tą tikrą ir politinį svorį gauna ir politinius sprendimus ir tai iš esmės keičia tą tikimybę, kad jeigu tu labai stengsi, labai dirbsi, bet tu kažką pasieksi. Tai yra toks, sakyčiau, toks klišinis pasakymas, kurį mes labai dažnai girdime iš bankų analitikų arba iš libertarų. Bet jeigu tai pažiūrėsime į realybę, tai tiesiog nėra. O jeigu mes pažiūrėsime šiek tiek Lietuvos statistiką, tai galimybių nelygybė, kurią mes turime, neapibrėžiama regis kaip materialinis nepriteklius jaunimo tarp iki 16 metų, yra pakankamai didelė ir yra didžiausia Europos Sąjunga. Tai reiškia, kad tos galimybės, jog iš skurdo žmonės užaugs ir kažką pasieks, jos neegzistuoja, nes vaikai jau auga skurde, jie neturi galimybių lankyti geresnių mokyklų ar papildomų kursų, korepetitorių, nueiti į universitetą ir ten kažką pasiekti, nes jau mes jau juos jiems uždarom, mes jų pradžioje. Ir tas pasakymas, kad jeigu nori, kad viską pakeisti, dėja neįskaita funkcionuoja. Inga, jūs nori kreiptis, jūs dirbat su vaikais Vilniaus Naujininkų mikrorajone, kiek žinau, ten vaikai ir Romai, ir Lenkai, ir Lietuviai, turbūt matot labai liūdnų istorijų tų konkrečių ir tai, ko nemato daugelis vilniečių vaikščiojant Vilniaus centre, dirbdami biuruose ir panašiai. Noriu, kad konkrečiai žmogiškai paaiškintumėt, su kokiom problemom susiduria vaikai, ko jie stokoja ir kokios jų šeimos situacijos. Taip, tai ačiū už klausimą ir kalbant apie mūsų veiklą, taip, mes turim dienos centre 40 vaikų ir visi jie priklauso socialinės rizikos šeimom, nepasiturinčiom ir skurstančiom šeimom. Tai aš pagalvojau, kad noriu papasakoti vieną konkrečią istoriją, kuri įvyko šią vasarą su viena šeima ir kuri turbūt labai gerai iliustruos šeimos situaciją ir taip, kaip toje šeimoje jaučiasi vaikai ir kaip yra neužtikrinamos jų teisės. Žodžiu, šeimą sudaro 4 asmenys, mama ir 3 vaikai, tėtis yra miręs. Na ir mama taip per gyvenimą eina nuo darbo iki darbo, padirba mėnesį, kartais metus, kartais 2 metus, dažniausiai darbus priversta keisti dėl to, kad darbdaviai neleidžia praleisti pakankamai laiko su šeima, su vaikais, ypač tais atvejais, kai vaikai suserga, jinai neturi pasirinkimo, negalėdama jų prižiūrėti, dažnai išeina iš darbo. Na ir šią vasarą mama buvo pakviesta dirbti šventoriuje, vienoje pizzerijoje, jai buvo pažadėtas geras atlygis, kad jinai pakankamai užsidirbs visiem metam, nes vasara buvo žadama labai šilta ir maždaug atvažiuok su savo vaikais, čia tavo vaikai pailsės prie jūros, visi gerai praleisit laiką. Na ir motina patikėjusi tuo išvažiavo. Ir tikrai mačiau vasaros pradžioje vaikų begalinį entuziazmą, kaip jie to tiki, kaip jie nori, kaip pasiruošia mamai padėti. Grįžę rudenį papasakojo visai kitą istoriją. Žodžiu, šeima gyveno tos pizzerijos antrame aukšte, 10 kvadratų kambarėlyje, miegojo ant vieno čiužinio visi 4 žmonės. Ir vaikai nuo ryto iki vakaro padėdavo mamai dirbti. Tai tie darbai, tokie, kad pavyzdžiui 9 metų berniukas skaldė malkas, mergaitės 12 ir 14 metų prižiūrėjo krosnį, ten tas picas ištraukdavo, įkišdavo atgal į krosnį. Ir kai rugsėjo 1 šventėm su picom, patikėkit manim, nei vienas iš tų vaikų į pizzą negalėjo žiūrėti ir jie sakė, kad pizzos tikrai ilgai gyvenime nenorės valgyti. Tai tiesiog pasiklausus visos šios istorijos, ir dar tas įdomus... Jis bent jūs mokėjo galiausiai. Tai vat kaip tik dar šiandien mamai pasiskambino, norėdama išgirsti istoriją
istoriją jos lūpomis, nes vaikai sakė, kad mes nieko neužsidirbom ir mums dar teko sugrįžti savo pinigus, į savo santaupų, paimti traukinių lėšų ir kad galėtų sugrįžti atgal į Vilnių vaikai į mokyklą. Tai žodžiu, kai atėjo laikas sumokėti, mamai pasakė, kad na, jūs čia visi didelė šeima pas mus gyvenote, vaikai maitinosi, tai reikėjo gal vaikus Vilniuje palikti, na, mama sako, tai jūs ir tiek, kad jūs eis atvykti, kaip aš galėjau jūs palikti vienus nepilnamečius ir geriausiai turi 15 metų. Na, tai ir pasakė, tai ko tu čia reikalauji, žodžiu, pragyveno, prasimaitino, tai ačiū už darbą, važiuokit namo. Iš kur beje rado tos geradarius? Greičiausiai per skelbimus, nes jinai tikrai labai aktyviai seka, stengiasi tokiais įvairiais ir papildomais darbais susimti. Tai va čia vienas pavyzdys ir kitas pavyzdys, kad ta moteris dažnai dalyvauja filmuose, masinėse scenose filmuose. Ir tuos filmus dažnai pasiima ir savo vaikus. Tai vėl tas, kaip mūsų akimis žvelgiant, toks atrodo labai romantizuotas užsiėmimas, kad tu čia gali eiti, pasifilmuoti, išbandyti save, bet kai vaikam tai tampa ne jų pasirinkimas, o toks, gyvenimo būdas, kad šiandien geriau neįsiu į mokyklą, o pavyzdžiui, žiemą įsiu filmuotis 10 valandų, tai klausimas, ar nėra pažeidžiamos vaiko teisės, jos akivaizdžiai yra pažeidžiamos. Ir pavyzdžiui, buvo tokia situacija, kad ta mama buvo savaitę išvykusi į Suomiją, į masinių scenų filmavimąsi, ir tuo metu 3 vaikai gyveno vieni be mamos. Jeigu būtų sužinoję vaiko teisės, tai spėjai, kad būtų liūdnai pasibaigę. Taip, ir aš manau, kad iš esmės tai šitoje situacijoje ne mama yra kalta, nes mamai akivaizdžiai trūksta socialinių įgūdžių ir tas skurdo ratas yra taip įsukęs, kad jinai nebežino, ką daryti. Ir šiandien klausiu, ar jūs tikit, kad galit turėti darbą, iš kurio pragyvensit ir vaikai, ir užteks laiko pabūti su vaikais ir nereikės vaikų įdarbinti į tokius vasaros darbus, ir jinai sako, ne, šią dieną iš namų. O kam tokiuose šeimose sunkiau, ar tėvams būna, šiuo atveju mamai, arba tiems vaikams, nes jie mato, kaip gyvena jų bendraamžiai, kurie turi kur kas daugiau, gali stovyklas išvažiuoti vasarą, arba tai pačiai Šventojoj prie jūros gulėti, o ne picas iš krosnies traukti. Manau, kad sunku pasakyti, kam sunkiau, nes ir vieniems ir kitiems labai sunku. Žvelgiant į vaikų savivertę, tai tarsi atrodo, kad galbūt čia yra, vaikam kažkaip tas labai nesmagus jausmas, kad jie neturi mokyklinių prekių ir tam, tokių dalykų, kuriuos turi kiti bendraamžiai, bet kai pakalbėjau su tais tėvais, tu pamatai, kad jų savivertė yra visiškai nulinė. Ir dažnai žmonės klausia, tai kodėl tokie tėvai negali pakovoti už save, ką jūs pirmai pasakot, kad čia visi gali siekti laimės, visi galime siekti turto, bet kai su tuo susidari, pamatai, kad tie tėvai, jie taip nepasitikė savim, jiem gėda, kaip jie augina vaikus, jiem gėda, kad jų vaikai neturi batų, neturi striukių, neturi mokyklinių priemonių, jie tiesiog renkasi tai, kas jiem yra siūloma ir už bet kokią kainą. 2016 metais skurstantys žmonės Lietuvoje sudarė beveik 1/4 visų šalies gyventojų. Pone Adomavičiene, jūs vadovaujat nacionalinio skurdo mažinimo tinklui. Kas lemia tas skurdo priežastis? Kodėl mūsų šalyje jų tiek daug? Ačiū už klausimą. Tų priežasčių yra labai daug. Ir skurdas yra tokia labai kompleksinė problema. Tai tų priežasčių tikrai ne viena. Tai, aišku, visų pirma, tai yra menkos pajamos. Tada švietimo įsilavinimo stoka. Jau buvo užsiminta šiek tiek apie nelygybės, kad ne visi mokiniai gauna vienodų išsilavinimą, jie yra labai skirtingas. Nuo pat mažens užprogramuoti. Taip, nuo pat mažens iš dalies užprogramuoti, nes kai kuriuose mokyklose tiesiog tas bazinis lygis, kurį gaunasi, neatlaiko jokios kritikos ir tada vaikai yra automatiškai pasmerkiami skurdui, žymiai sudėtingesnėm gyvenimo situacijom. Iš to dažnai seka tiesiog elementarių socialinių įgūdžių stoka. Irgi negaunama tai kartu su švietimo sistema, jeigu šeimos yra silpnesnės, vaikai neatsineša socialinių įgūdžių šeimų. Mokykloje tos spragos nėra užpildomos. Gerai, jeigu vaikai patenka į dienos centrus, su kuriais dirba, tuomet galima tas spragas kažkaip pilopyti. Bet statistika, jeigu neklystu, yra tokia, kad Lietuvoje yra pusė tiek dienos
centrų, kiek jų reikia. Tai tikrai akivaizdus Kitas dalykas tai yra paslaugų trūkumas. Ir čia galėčiau pasidalinti vieną istoriją. Šeima augina autistišką sūnų, kuris jau dabar yra beveik 30 metų. Mama visą tą laiką praktiškai nedirbo, kol augino sūnų, nes jo negalima palikti vieną. Jis tampa agresyvus, mama su juo jau tiesiog fiziškai nebesusitvarko, nes sūnus yra gerokai už ją stipresnis, stambesnis. Būna tokia gan stiprus smurto priepuolį ir neranda įstaigos, kur tą sūnų saugiai galėtų palikti. Nes kur tik bevažiuoja į vieną, į kitą rajoną, visur rodo ten, kur jis būtų realiai paverstas daržovė. Klaipėdoje. Ir ieško vietos, kur galėtų saugiai palikti sūnų, kur nebūtų pripumpuotas vaistais ir bent jau jaustųsi ramiai, kad jo sūnus gerose rankose ir neranda. Net Klaipėdoje, tokiam dideliam mieste. Taip, ten yra daugybė problemų, ten tai, kad negalima vaikui išgydyti dantų su sedacija, tai čia iš viso keistas klausimas. Tiesiog užmigdo žmogų, nes autistiškai žmonės dažnai turi baimių, yra sutrikimas ir nesuaugusiam žmogui neišgydys taip pat paskaidanties. Žodžiu, ten susiduria su labai daug problemų šita šeima. Ir užprogramuota problema yra tame, kad ta moteris nedirba, jinai neturi pajamų, jinai negali savo skirti pensiją. Tai žodžiu, nuo to, kad šeima negauna, atrodo, tokios visiškai elementarios paslaugos, tiesiog globos savo sūnui, yra užkuriamos kitos problemos. Ir kiek besikreipia, tai, mama tai jau yra nebevydinė, kiek aš besikreipiu, tai visur yra, atsimušama į sieną, tiesiog į sieną. Ir niekam nerūpi tos šeimos problemų. Žinau, kad jūs dar esat kalbėjus apie skolas Lietuvoje, kiek žinau, 300 000 šalies gyventojų turi bent vieną skolą. Kada turi skolą, tada įsivelia į karus su antstoliais, o žinom, kiek antstoliai Lietuvoje pasiema, kiek išieško ir čia buvo padaryti skaičiavimai, paaiškėjo, kad mes pirmaujame Europos Sąjungoje pagal antstolių uždarbius. Papasakokite apie šitą dar problemą, nes atrodo, kad čia nauja tokia manija, kad masiškai žmonės tie, kurie skursta, turi daugybę skolų ir tada visam gyvenimui tampa vos nepriklausomi nuo antstolių. Taip, čia žinot, aš kai pradėsiu pasakoti apie skolų istorijas, tai gali visą naktį kalbėti ir pasakoti graudinti visus. Gal vieną kokią istoriją pagraudinti? Gerai, vieną, kur kai išgirdo savivaldybei, sakė, čia labai drastiškas atvejis. Tai moteris tiesiog šiuo metu jinai neįgali, jinai įgijo neįgalumą po 2 ar 3 insultų ir neturi darbo stažo. Tai reiškia, kad jos dabar pajamos yra apie 120 eurų, jinai gauna šalpos pensiją. Jinai, kai ištiko pirmas insultas, žodžiu, jinai neturėjo pajamų ir pradėjo skolintis. Pragyvenimą, nes iš nieko neturėjo jokių santaupų. Tada jos sveikata tiek pablogėjo, kad jinai elementariai net savo drabužių rankomis nebegalėjo išsiskalbti, tai išsimokėtinai pasiėmė skalbimo mašiną, dar keletą paties daiktų, kurio jai tuo metu atrodė, kad labai reikia, ir susikaupė milžinišką skolą. Aišku, jai davė tas mašinas, nors kiek 120 gaunų pajamų. Tai niekas per daug netikrino jos kreditingumo, labai lengvai ateina klientas, duoda, paskui viskas atsidūrė pas antstolius. Šiuo metu moteris turi 9500 eurų skolos, o jos pajamos 120 eurų. Kiek čia metų reikėtų? Be šansų. Ta prasme, tikrai be pagalbos iš šono, be tų skolų nurašymo, padengimo kažkokiais būdais, jie yra be šansų. Jinai tikrai yra žmogus su tokiais, tikrai skurdo situacijai, kur ir psichika žmogaus keičiasi ir ištisai nevilty. Jeigu jinai susiras darbą, jinai pilna, tada tikrai negalės dirbti savo sveikata. Tarkim, jinai dirbtų pusę etato, užsidirbtų ten, kad ir vidinė 300 eurų ir nuo jos nuskaičiuotų dar tos dabar jau 30%, ne, prieš tai po 50% naudos, kaip jinai išgyvens. Ar tai bus orus gyvenimas? Tai
26 metus dirbo, negaliu oriai gyventi. Tai žodžiu, su tom skolom čia yra... O ką tokiais atvejais, kaip gali padėti? Guodžiat, ieškot geradarių, bėdų turgus būdavo laida dabar telefonas, kaip žinau, reikės. Tai jei buvo skirtingos paslaugos teikiamos, tai iš maltiečių daro paslaugas ir taip pat iš socialinės vertinimo agentūros SOPA. Kitas dalykas, čia jau reikia kviestis teisininkus ir tiesiog bandyti tas skolas nurašinėti, nes šito kelio nėra. Taip pat gali tokie žmonės gauti tikslinę paramą, labai priklauso nuo savivaldybės, gali rengti dar įsiskolinimų už komunalinės paslaugas. Tai čia tiesiog reikia dar daug dirbti su tuo žmogum, pabandyti bent kiek atlaisvinti. Nes turto neturi, tai asmeninis bankrotas ir iš tikrųjų čia labai. Salė paraginsiu sugalvoti klausimus, tikrai netrukus sudarysim galimybę užduoti. Pašnekovų paklausyti diskusijos dalyvių. Dar jūs, Mundėja, ekonomistų norėjau kreiptis, kas ekonomiškai laikomas skurdu, kaip ekonomistai jau vertina. Nes, tarkim, man susidaro įspūdis, jeigu Lietuvoje dirbi už minimalų atlyginimą, toks koks nustatytas, tu esi pasmerktas skurdui. Oi, tos ietis laužomos tarp Mačiulio ir Lazutkos, aišku, ką turėtų atliekti pas mus čia. Kaip skurdas yra įvairius skurdo vertinimo rodiklių. Vienas yra santykinis skurdas, kur lyginamos gyventojų grupės, priklausomai nuo to, kokios yra pajamos, tų asmenų, kurių pajamos nesiekia 60% medianos, su tais su likučiu ar ne, žiūrima, kokia tų asmenų dalis visuomenėje. Tai toks santykinio skurdo rodiklis, kuris jau parodo tą santykį, kokia yra nelygybė pajamų žemojoje dalyje. Mes turime absoliutų skurdą, kuris yra šiaip skaičiuojamas lygiai taip pat kaip ir santykinis, tik tam mes dabar naudojame socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sustatytą dydį, kuris apibrėžia, kiek žmogus turi turėti minimaliai pajamų. Tai dabar man reikia yra 200 kažkiek kartų išidėjau. Po kurio jūs labiau pasitikit pats? Aš labiausiai pasitikiu iš tikrųjų, man labiausiai patinka materialinio nepertekliaus rodiklis dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, jis pasako, kiek žmonės negali įsigyti tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, negali susimokėti už šildymą, negali nusipirkti mėsos, negali suplanuoti kelionės ar turėti mašinos ir panašiai. Yra tokie labiau žemiški dalykai. Vienas dalykas. Antras dalykas, tas rodiklis nevėluoja 2 metus, jis vėluoja 1 metus. Tai kur kas lengviau leidžia įvertinti, sakykime, tai ką politikai daro, arba ko jie tiesiog nedaro, ir štai man tas rodiklis labiau patinka. Aišku, dar galima kalbėti apie tokius kaip Gini koeficientą, pajamų nelygybės rodiklius, jie irgi iš esmės parodo tą pačią esminę problemą. Turbūt visi esate girdėję tokius pasakymus pašalpiniai, buvęs premjeras Vienismanis pasakė išlaikydinių visuomenę, kad Lietuvoje per daug, kaip jūs dirbdamos su skurdu, žiūrite į tokius pasakymus, nes dažnas požiūris, kad žmonės tingi dirbti, jiems geriau imti pašalpas, ypač kalbama apie žmonės, kurie gyvena provincijoje, esą geriau gaus bedarbio pašalpą, socialinę pašalpą ir neis dirbti, nors tų darbų tikrai yra. Tai visų pirma, pradeda kalbėti apie pašalpinių armijas, tai labai įdomiai nuskamba, nes parama, socialinė piniginė parama Lietuvoje gauna nepilnai 3% gyventojų. Dabar šiuo metu vidutinė socialinė parama siekia apie vidutinį, apie 80 eurų. Tikrai nėra ta suma, iš kurios tu galėtum pragyventi ir sakyti, jau viskas čia gerai, aš neįsiu dirbti. Tai turbūt baziniam pajamom, apie ką matėme filme. Tai tikrai ne šitie tūkstančiai, kurie kalbėjo filme ir skambėjo tikrai kaip iš, nežinau, čia nereikia. Sakė, duona iš darbus. Taip. Tai Lietuvoje tikrai ta parama nėra nei adekvati, nes parama yra 3 ramščiai paramos efektyvumo. Tai yra adekvatumas, tai yra dydis, prieinamumas, kad nebūtų daugybė barjerų ir tuo pačiu įgalinimas žmonių, kad jie dalyvautų visuomeniniame gyvenime ir tuo pačiu metu vis tiek norėtų įsidarbinti ir siekti save realizuoti darbe. Tai šitose visose 3 vietose Lietuva gerokai buksuoja, o dėl to, kad žmonės nenori dirbti, tai nesutikčiau, reikia ieškoti priežasčių, kodėl taip yra. Vienas iš ką mes matom, dirbdami su tom labai sunkiom grupėm, tai atskirties ir ilgametės tokios skurdo patirties yra skolos, tai būna reikšmiškai, tai yra didelės skolos ir nuo to menko atlyginimo jums nuskaito, tai tikrai motyvacija yra smunka. Bet yra ir tokių
nemotyvuotų, tai kad jau visiškai, sunku rasti. Aš manau, kad visi nori žmonės dirbti, realizuoti save ir tų tokių, vienas vietas yra, sako, aš tikrai noriu dirbti, aš noriu save realizuoti, kodėl mes negalim patikėti, kad ir kitas šalia esantis nori dirbti, nori save realizuoti, nori susidirbti, nori gyventi, matyti kitą pasaulį, tai tas tingėjimas, nežinau, čia yra daugiau mitas ir norėjimas pasakyti, tai pradėjo tokį vietą, bet aš tai ne. Inga, kaip jums atrodo? Tai aš visiškai pritariu šitai nuomonė ir kas net buvo filmai sakyti, ar ne, kad kodėl mes taip nepasitikim vieni kitais, nes tarsi, ir tai ateina irgi iš to skurdo rato, jeigu aš skurdo vadinasi, tai ir kitas žmogus kaip ir neturi galimybės susidirbti, arba jeigu jau turės galimybę, tai jis nenorės dirbti. Ir su tais žmonėms, su kuriais dirbu ir su tais tėvais, su kuriais mes bendraujam, tai tikrai didžioji dauguma žmonių labai nori darbo. Ir kaip pasiklausai istorijų, su kuo jie susiduria dirbdami, tai kartais nepasakytume priežastį, kodėl žmogus sako, kad nenori dirbti. Ir pavyzdžiui, diskriminacija dėl tautybės, tai tikrai Lietuvoje egzistuoja ir... Čia Romams taip toliausiai. Na, Romams tikrai taip ir turim ne vieną atvejį, kad Romė moteris bandė įsidarbinti, tai tokių labai nemalonių situacijų teko išgirsti, kad ten viena buvo priimta dirbti į Rimi parduotuvę ir įvyko kažkoks ten pinigų neigimas ir buvo apkaltinta viena ir tas toksai nuolatinis žeminimas, tai visai suprantama, kodėl žmogus paskui gali nenorėti dirbti ir kažkaip ieškoti tarsi kitų išgyvenimo būdų. Jūs tai sutinkat, kad labai mūsų valstybė nepasitikė vieni kitais, tarsi nereikia mokėti, nereikia tų išmokų, arba kaip tik pasakyti, kad jie pašalpiniai, arba ir sukurti mitą, kad kažkas tai lobsta valstybės sąskaito ir nedirba. Dalinai atsakysiu klausimą, papasakodamas istoriją. Dirbau draudime, norvegiškas kapitalas Lietuvoje, prezumuojam, kad norvegiška kultūra. Ir įmonės PR-as sugalvojo, kad reikia padaryti tokią akciją ir skelbti tokią žinią, rask laiko pokalbį. Tai mes su mano vadovu tiesiog, esame tokie, sakykime, tai tokie biškai socialiai atsakingi, nuėjome į tą skyrių ir sakom, jeigu gali padaryti, kad penktadieniais baigiant darbą 12 valandą. Na, sakoma, tai penktadieniais ten tokia diena yra ir susitikimų šiek tiek ir to ir daug galėtų nieks nebedirbo. Sakom, tai pabaikim 12 valandą, visi reikim, atraskim iš tokių laiko su artimaisiais, ar kas mokytis, ar kas tėvus, ar panašiai. Žinot, ką pasakė? Tai keis gerti. Tai, ta prasme, tai parodo tą požiūrį, kad, kartais mes... Ir tai jūs dirbat ne lentpjūvėj, ne autoservise, kur galima įtart, kad tarsi žmonės dažniau galėtų gerti. Būtent Vilniaus centre, ta prasme, bet aš manau, kad iš tikrųjų, kad ta darbuotoja labai ilgai galvojo prieš atsakydama. Aš manau, tiesiog leptelėjo. Bet tai leptelėjo tai, ką ko gero leptelėjo labai daug kas ir kas tame filme irgi čia prezumuojama, kad kas galvojama standartiškai, kad jeigu tu duosi pinigus ir paleisi, tai žmogus darys bet ką, bet ne kas yra naudinga. Bet iš tikrųjų taip nėra. Noriu paraginti diskusijos besiklausančių žmonės įsitraukti, gal turit klausimų, gal turit pamastymų. Prašau, matau, ranka pakilo. Pabandykit garsiai kalbėti, gal ir girdėsim, ką prinešim mikrofoną. Tai aš gal norėčiau prie filmo grįžti ir apie nepasitikėjimą, tai jeigu kas nors galvot, kad Šveicarijai laimėtų pralaimėjo, tai visur reiškia nepasitikėjimą žmonės. Jie turi sudėtingos atsakysi, bet aš turiu į klausimą, o tai kiek Lietuvoje būtų realu, pavyzdžiui, su dabartinė ekonominė situacija, turėti bazinių pajamų ir tada, jeigu kažkokį bendrą kryptį, jeigu pasakysim, gaunam, žinosim, ar tai būtų padėtų išprūstančioms šeimoms ir šiaip visiems. Supratot klausimą, apie bazinės pajamos. Jo, supratau klausimą, gali paimti valstybės biudžetą, padaryti 3,5 milijonų ir gausi. Tai čia yra vienas scenarius, kaip filmai sakė. Esmė juk yra ne piniguose, juk ne pinigus valgot, ar ne, galų galėtės, tik reikia duonos ir sviesto. Tai jeigu pakanka maisto ir visų prekių paslaugų, iš esmės tai koks skirtumas kiek pinigų. Tai čia tas toks atskirimas realios ekonomikos ir nominalios ekonomikos. Pinigai šiaip yra visiškai beverčiai, jis palengvina transakciją.
Tai jeigu mes sukūrime Lietuvoje turim pakankamai karvių, turim pakankamai pieno ir sviesto, tai problemos nėra. Jūs šiandien skaičių straipsnį, kaip tik jis rašytas praėjusiais metais, apie tai, kad Vilniaus universiteto mokslininkai susibūrė į grupę ir ketino atlikti tokį didelį tyrimą, kuris truks keletą metų ir kad nustatys, kokio dydžio turėtų būti Lietuvoje bazinės pajamos. Nieko nežinau. Žinau, kad aš irgi tą esu skaitęs, bet tikrai tiek, kad aš žinau. Reikės pasidomėti, kaip jums sekasi skaičiuoti, gal tikrai patvirtino tą projektą ir jisai vykdomas bus ir bus daugiau diskusijų tą temą. Kas daugiau nori paklausti? Prašau. Toks klausimas, pavyzdžiui, užsienyje tą, sakykime, aš dėl pašalpų klausimus užduodu. Pas mus 120 jo tenais, socialinė pašalpa. Pas mus ta pašalpa 120 jo tenais, ta, socialinė pašalpa. A kodėl Vokietijoje ta pašalpa, sakykime, 400, a pas mus, yra, ką žmogus už 122 jis nuveiks. Priedo, jeigu žmogus minėjo ten kažkokį ten skolą turi tenais, kredito ten paėmė tenais, skalbimų, kaip žmogų, pavyzdžiui, išgyventi. Ačiū. Tai čia pakomentavo žmogus tai, ką aš kalbėjau apie paramos adekvatumą. Tai 122 eurai, čia turbūt visi sutiks, kad nėra adekvati parama, bet štai vietoj dar norėčiau prisiminti tą diskusiją, kai buvo paskaičiuotas minimalių poreikių krepšelis Lietuvoje. Ir pirmais metais tai buvo 238 eurai, dabar jis yra 245, ko gero palaipsniui truputį kils. Bet kai buvo paskaičiuota, prisiminkit, koks pasipiktinimas buvo. 238 eurai. Kas gali išgyventi? Čia, ką jūs tam mokslininkai veikiat ir skaičiuojat? Tai čia maistui ar čia kam? Čia minimalių poreikių krepšelis, kuris apima ir dar be maisto. Čia per mėnesį, tiek žmogui reikia minimaliai. Taip, minimaliai, kad jis išgyventi. Kad jis nemirtų. Bet tai čia mokslininkai skaičiuoja, ne Taip, politikai. čia mokslininkai skaičiuoja. Bet kai mes kalbam apie paramą ir sakom, kad parama turi būti pusė tos sumos, dabar jau pakelta iki pusės tos sumos, 10 metų parama iš vis nebuvo kelta, tai tada mes, šitie pašalpiniai, šitie tai viskas, jau jiems tai negalima mokėti, jie viską pragers. Tai, žinot, tai klausai, iš šono ir galvojam, kaip mes šitą pragyvenam, kokie visuomeniai. 238 jau yra per mažai mums, bet vagiems tai 122, tai jau yra per daug. Tai primena šizofreniją iš tikrųjų. O jūs taip kaip mokslininkai paskaičiuoja tokius skaičius, kurie po to juokina visuomenę. Mokslininkai skundžiasi dėl mažų atlyginimų, tačiau jeigu paskaičiuoja 238, tai pragyvenimui minimaliai užtenka, tai gal ir tie atlyginimai tada neatrodo maži. Negaliu, nesigilinu iš tikrųjų metodologiją, kaip paskaičiavo tas 238, aš tikiu, kad tiesiog įmamos pigiausios prekės arba būtiniausios prekės apskaičiuojas galbūt kilokalorijas, kurių reikia pragyvenimui, galbūt šis vidutinis minimalus nuomos mokestis ir panašiai. Iš taip suskaičiuojama vidurkis, aišku, visą yra ta problema, nes vidurkis Lietuvos yra vienoks. Vilniaus vidurkis, ko gero, būtų ne 245, bet galbūt ženkliai daugiau. Čia vakar užvakar buvo prieš tai jau valstybė mokesčių inspekcija, įtartinas šeimas, ar kai tenais laiko tas, kurių 200 suaugę du vaikai, kurių pajamos yra mažiau negu 1300. Tai aiškiai pasako, kokie yra tie tokie realūs lūkesčiai. Ką turėtų daryti įtartinai? Aš, jeigu teisingai pamenu, tai tiesiog buvo atraštai, kad BMI traktuoja, kad normalios pajamos Vilniuje gyvenančiam šeimai du suaugę du vaikai 1300 eurų. Tai jeigu ten kažkas ženkliai mažiau turi, nežinau, 200-300 eurų, tai ko gero jie supranta, kad kažkur yra dirbama ekstreminių mokesčių. Tai pasako tą tokią realybę, kad su vidurkiais, jeigu mes turime vidurkį, tai tą vidurkį patenka ir Skuodas, ir Klaipėda, ir Vilnius, ir Radviliškis, o čia yra ta visa problema. Gauname tą valstybinį vidurkį, su kuriuo viską matuojam, bet jis nėra labai tikslus. Tu leisiu užduoti klausimą, poniai, ir Inga, gal galite nupiešti tokį šeimos paveikslą tų vaikų, kurie lankosi pas jūs. Kiek jų tėvai uždirba? Ar už kokių pajamų jų turi pragyventi tie vaikai šeimoje? Tai šiandien atstovausiu, kurie kalbėjom, tai suskaičiavom jų pajamas.
Tai vaikai, žodžiu, gauna už vaiką gaunami 30 eurų, šeimų yra 3 vaikai, reiškia gaunama 90 eurų. Tada vaikai dar gauna, kai netekia tėvo, tai jis net prašo apie 50 eurų našlaičio, tai 150 eurų prisideda. Ir mama gauna socialinę paramą, nes šiuo metu yra nedirbanti 120 eurus. Tai va, tai šeimos pajamos yra 236 eurai. 4 asmenys šeimoje. Taip, 4 asmenys šeimoje, bet gyvena iš tokios sumos. Ir išgyvena kažkokiu būdu. Jie neturi pasirinkimo, tai tas išgyvenimas tai galim vadinti egzistavimas. Ta diskusija kažkaip kita linkme pasukti. Mes kalbam visą laiką apie skurdą, apie socialinę paramą. Pažiūrėkit, ir visa filosofija, pas mus ministerija kaip vadinasi, socialinės paramos. Apsaugos. Suprantat? Nu, tai mes į ką žiūrim? Ne į darbą, o į apsaugą iš karto, kaip valstybė. Tai mes turime kalbėti apie darbą, apie deramą apmokėjimą už darbą. Aš esu iš profsąjungų ir aš matau daug jaunimo čia, kurie dirba tose pizzerijose, restoranuose, kurie ateina nežinodami net, kad jie turi turėti darbo sutartį, o paskui ateina ir sako, galvo, kaip tai mano, ne? Jis net neturi jokio žinojimo, bet yra žmonės, kurie jau studentai, 4 kurso 3, ne? Nueina ir net neturi darbo sutarties ir paskui jos, tai atsiprašau, išdurė ir jie lieka be nieko. Nu tai mes jau, bent jauni žmonės, iš tikrųjų gali pasižiūrėti, kiek jų mokės, kiek už valandą, kiek priklauso, yra toks profesijų klasifikatorius, ne? Jūs galite pažiūrėti, ar tas darbas nekvalifikuotas, kvalifikuotas, jūs dabar tikrai turite tokias didelės galimybės. Ir mes, pavyzdžiui, kaip tose įmonėse, kurios deklaruoja, tas žaidimas yra socialinės atsakomybės, ypač globalių įmonių, tas žaidimas yra, gauna Europos pinigų ir paskui daro viską antraip, jei pas mūsų kraštuose dirba. Mes tikrai, toks yra dalykas kaip kolektyvinės sutartys ir tos dėrybos vyksta labai sudėtingai, ypatingai dėl darbo apmokėjimo sistemos. Kodėl? Todėl, kad žmonės iš tos baimės, jie kaip sakyt, jie tyliai paverkia į pagalbę, bet tie dėrybininkai nejaučia paramos žmonių, kad jeigu nesutiks darbdavys tiek mokėti, jie ateis už tvoros su plakatu. Pas mus nėra to solidarumo jausmo ir mes galime amžinai kalbėti apie tą skurdą. Tie žmonės iš tikrųjų, tas darbas jūsų šventas, bet jie negali išmesti tiek. Ir jie ten, kaip mes, iš kitos kris važiuokit. Tos mašinos, ta gulio tas prospektas, pažiūrėkit, kokios investicijos, kiek moka mokesčių šitie žmonės. Jie pasiima dividendas, tai jie nemoka visuomenį, jie neįdeda pinigų, apie tai reikia padaryti, kad tiem darbdaviam, kuris visą darbo užmokesčio fondą, kokios picerijos sudeda į savo mašiną, būtų gėda į gatvę išvažiuoti. O čia jūsų kartos darbas yra. Štai, bandau žengti, be profsąjungų tikrai nieko nebus, ta karta negalės apsiginti savęs, jiems dar mažiau. Šiek tiek pareplikuosiu. Tai va, pirmas dalykas, tai čia šiandien sėdėjau socialinio reikalų ir darbo komitete, Seime posėdyje, kur sėdinai Tomas Tobrinas pradėjo tam tikras temas, tai ten makroekonominiai rodikliai išjudins viską ir taip toliau. Paaiškėjo tos nelinksmas, bet kartu man linksmas, bet liūdnas faktas. Socialinė apsaugos ir darbo ministerija visus paskutinius 10 metų, sakykime, paskutinius visas 28 metus, neturėjo jokio prognozavimo arba jokio planavimo, kokie turėtų būti socialiniai rodikliai Lietuvoje. Tai reiškia, kad kai buvo sudaromi biudžetai, daromos reformos ir panašiai, niekad nebuvo žiūrima į socialinį komponentą, kaip visą tai paveiks visuomenę. Nebuvo jokio molio. Tai aš dabar galim pasižiūrėti daktarį Navickiną į komandą, padės šiek tiek darbuotis. Iš tos pusės tikrai yra tokių postūmių, kad matysim, kad gal kažkas pagerės, bet to nėra. Dabar dar biškai replikuos yra profsąjungas. Valstybės tarnautojų bazės atlyginimas, mes tokį turim Lietuvoje, jis dabar 132,5 eurų. Vasarą turėjo profesinės sąjungos lyg ir dėrėtis dėl to, kiek turėtų kitais metais tas lygis padidėti. Dėrėjus ir nedėrėjus, ir nežinau, bet realiai, kaip suprantu, nieks nieko galų gale neišsidėrėjo arba nesidėrėjo. Tai sprendimas šiuo metu gulintis ant stalo yra padidinti 1,9% tą bazinį atlyginimą. Na, kad čia visiems darbuotojams ministerijos ir panašiai didėtų atlyginimą. Na tai, kai pagalvoju, kad vidutinis darbo užmokestis kitais metais augs 7,5%, tai 1% valstybės tarnyboje yra tikrai žadanti perspektyva.
kai dar pagalvoji, kad infliacija kitais metais 2,5%, supranti, kad perkamoji galėtų valstybės visų tarnautojų ir panašiai netgi mažėja. Na tai klausimas kyla, kad ne tik jaunimas yra atsakingas už tą jo politinį aktyvumą, ne tik Facebook'e, bet ir galų gale Gedimino prospekte, bet ir profesinės sąjungos turi būti ženkliai aktyvesnės ir labiau stengtis ir labiau komunikuoti, ką daro, ko nedaro, kaip sekasi, kaip nesiseka ir kovoti. Nes tai tikrai turime tokius apgailėtinus rezultatus, kad iš tikrųjų nieko nepadaro. Profsąjungų atstovai iškėlė gerą mintį, gal šitą linkme, jeigu būtų, kaip pavadinti, derami atlyginimai arba oresni atlyginimai, tada tos problemas lengviau spręstųsi, nes dabar tai kalbėjo, kad tos žmonės, kurie kad ir gauna darbą pizzerijoje, tačiau tas atlyginimas nepadeda iš skurdo išeiti. Tai vienareikšmiškai tai žemos pajamos, jos yra iš skurdo priežasčių, ypač jeigu pažiūrėsime į skaičius, ar ne kas labiausiai iš skurstančių grupių, tai kaip jau buvo pavyzdys minėtas, tai šeimos vienišos mamos dažniausiai tai būna, arba daugiavaikės šeimos, kur tos pajamos yra, tarkim, vienas dirbantis asmuo, mama prižiūri vaikus ir tiesiog tų pajamų neužtenka. Gal to šeimos išlaikytojo pajamų šiaip atrodo visai neblogai, bet kaip padalinam tą krepšelį keliems asmenims arba keletui, tai tiesiog labai smarkiai susitraukia ir tos žmonės, jie dažnai tiesiog įkrenta į skurdą, o neužaugina, nepraugina tų vaikų. Tai vienareikšmiškai pajamos, adekvačios pajamos iš darbo, tai jos pagerintų tą situaciją. Ir Lietuvoje skurstančių ir dirbančių žmonių yra iš 8%. Kurie dirba, tačiau skursta. Ar dar yra norinčių paklausti salėje? Galima atsakyti jūs apie valstybės tarnybą. Labai trumpai. Aš dirbu mes dirbam su privačiu sektoriu, bet ir atsakykite klausimą, kodėl valstybės tarnautojai Lietuvoje taip apsileido, kad negali įsikurti net normalios profsąjungos dėrėtis dėl savo bazinio atlyginimo. Va čia ir yra žmonių klausimas. Profsąjunga yra žmonės, o ne kosmosas kažkoks iš esmės išrinktas prezidentas. Ačiū Jums, nuo pabaigų norėčiau, kad... Aš galiu gal pakomentuoti tą... Žinoma, mikrofoną persiuskit. Aš dirbau Pravieniškėse ir iš 7 metus mes turėjom direktorių, kuris darė viską, kad pareigūnai nestotų profsąjungos. Pareigūnam būdavo sudaromos tokios darbo sąlygos, kad jie neatlaikydavo ir jie išeidavo. Tai vat aš manau, kad čia yra vėlgi problema daug giliau negu tik tai profsąjungos arba jų nestojimą, arba tiesiog sistema yra prieš pokyčius turbūt. Pabaigai norėjau kreiptis į Jūs ir paklausti, ar mes turim prošvaisčių išvysti iš skurdo. Turime many, kad Lietuvoje Europos komisija baksuoja Lietuvą, kad pas mus socialinė atskirtis viena didžiausia Europos Sąjungoje ir skurdas pastaraisiais metais netgi padidėjo. Tarkim, nuo 2015 metų skurdas padidėjo 1 procentiniu punktu iki 2016 metų, taigi tendencijos nėra guodžiančios. Kaip matot perspektyvas ar valdžia imasi žingsnių, kad būtų užkirstas kelias arba bent jau kažkoks mažėjimas matytųsi? Skaitymas klausimas. Yra iš dalies daroma truputį, nesakyčiau, kad čia jau mes išspręsim. Tai mes kalbam iš nevyriausybinio organizacijų pusės, tai mes kalbam apie 3 dalykus, kurie būtini. Vienas dalykas mokesčių reforma, tikra mokesčių reforma, nes nepasmėdami pataisimai. Kaip padarė premjeras didžiausiai? Jūs to paklauskite. Kitas dalykas išmokos, apie ką jau kalbėjom, kas aišku labai susijęs su mokesčių reforma. Buvo adekvatumas, pensijų, vien pensijos, dabartinė nepasakysiu skaičių, bet yra daugybė pensininkų, kurie automatiškai dėl pensijų iškrenta į skurdą. Pensininkų skurdas yra 35 procentai. Ir kitas dalykas tai paslaugos, ko tikrai labai trūksta. Minėjau tą pavyzdį apie šeimą auginantį autistišką sūnų. Tai tiesiog trūksta paslaugos žmonėms. Ta moteris, kuri
bendruomeninių globos namų, jis šiuo metu negali vienas gyventi, jam galbūt reikia kažkokias staigiai pagalbas suteikti, tiesiog paslaugų trūkumas. Tai, ir jeigu mes kreipsim dėmesį visus tos 3 ramsčius, tai aš tikiu, kad galime išjudėti. Bet reikia tam turėti viziją. Lietuva, jie neturi net skurdo mažinimo strategijos. Jis buvo sukurta 2000 metais, niekada nebuvo iki galo patvirtinta ir dabar net nėra tokios politinės valios ją sukurti. Nes yra vyriausybės programos ir taip toliau ir panašiai, bet vyriausybės, kita vyriausybė su kita vizija, mes vėl kažkur 2-3 metus galvosime, kokias čia reformas daryti, bet padarysim, žiniakas iš to vėl metus. Inga, jūs kaip Dievo svarys matot prošvaisčių, kad tiems vaikams gyvenimas pagerės, nes kažką valdžia padarys arba įstatymai keisis ir jiems bus lengviau. Norėčiau tikėti, nes turbūt jeigu netikėčiau apskritai po darbo ir nelabai galėčiau dirbti, bet tai man, kas man atrodo labai svarbu, tai ta emocinė parama žmonių vieni kitiem ir pavyzdžiui, tais atvejais, jeigu apie skurdą kalbam kaip ir apie skurdo pasekmę socialinių įgūdžių stoką, tai pirmiausia reikėtų tom šeimom padėti, kad būtų atsakingi socialiniai darbuotojai, kurie padėtų mamoms įsidarbinti tiem žmonėms, kurie yra, tarkim, neraštingi, tai padėtų pabaigti ten 4 klases ir susirasti tuos elementariausius, paprasčiausius darbus, susitvarkyti būstų įvairius dalykus, nes kartais šeima gauna socialinį būstą, bet nežino, kaip su juo tvarkytis ir visiškai natūralu, kai tu gyvenai begaliniam skurde, staiga esi išmetamas į miestą, į visai kitą gyvenimo būdą, į kitą kultūrą, tai tie žmonės nebegalo pasimetę. Ir tas įsiklausimas, kad nekaltinti jų, kad jie nenori dirbti, bet pirma pasigilinti, kodėl taip yra, nes dažnais atvejais žmonės nežino, kur kreiptis ir kartais tikrai susiduri su mamom, kurios nesusitvarkiusios jokių socialinių pašalpų, tam turi gimusių vaikų, jie niekur nedeklaruoti, neprirašyti, už juos negauna apskritai jokių lėšų, nes jos nežino, kur kreiptis. Tai va, tas klausimasis ir bendravimas vieniems su kitais, tai manau, tai pirmieji žingsniai, kurie veda pokyčių link. Jūs turite galėjo užbaigti diskusiją, pasakyti, ką nori pasakyti. To tiek pozityvumo aš tikrai neturiu, matydamas tai, kas vyksta dėl paprastos priežasties, paskutinius 10 metų, sakyčiau, tik Lietuva neturi strategijos. Aplamai nėra strateginio mąstymo ir tokio globalaus mąstymo. Kiekvienas Seimo narys, komitetas panašiai, ir viską mato savo mikro levelyje. Ir jie nemato, kad nesupranta, kad skurdas reiškia, reikia turėti socialinės paslaugas, reikia turėti gerą švietimą, reikia turėti prieinamą sveikatos apsaugą, kad reikia turėti psichologus, sociologus, kad reikia turėti adekvačią aukštojo švietimo sistemą, kuri paruoštų tos specialistus, kad visą reikia suplanuoti, kad visą reikia finansuoti. Tai mes tiesiog viską darome kažkaip kaip pakliūva, taip padarom, kokią nors vieną priemonę, kitą priemonę. Tų priemonių būna gerų, aš negaliu neigti, tikrai yra padarytų gerų pakeitimų šiais metais. Bet man kad visą tai tokie kaip su skalpeliu, taip pat iškait nupjausto kažkur, kur puola tas obuolys, bet realiai, kad peržiūrėti derlių, tai nėra. Vat čia yra ta problema. Na ir aišku, tada ateina toks finansų ministras, kuris nusprendžia, kad mums kaip tik reikia tapti mažiausių mokesčių šalim Baltijos šalyse, padaro tokią mokesčių reformą, kad bus darbus sudėtingiau ilguoju periodu finansuoti viešąjį sektorių, būtent tai, kas ir gelbsti nuo skurdo, na tai tada kalbėti apie tokias prošvaistes tikrai yra labai sunku. Ačiū diskusijos dalyviams, ačiū jums, kurie vakarojat kartu taip ilgai ir atėjate nepatogų kiną. Dėkui.